pradžių buvo, kad toks maubaliukas, Petriukas, iš jo visi šaipėsi, kad Petras, o dabar, Petras, taip gražu žiūrėj. Ir aš manau, kad jis Lietuvą atstovaus kaip tikras Petras ir mes visi būsim patenkinti ir laimingi turėdami tokį Petrą. Doras, neturi milijonų, man rodos, ne milijonierius yra, tai man patinka tokie žmonės. Neskandalingas, toks rimtas, ne taip kaip kiti yra. Į romanus nelenda. Atrodo, dar niekur nenusikalbėjo, tinkamas užsienį atstovauti Lietuvą, pakankamai protingas. Petras yra protingiausias žmogus iš kitų žmonių. Aš negaliu lygintis, aš ne politikas. Matematikoje galima, o aš politikai nežinau, neteko mokyti. Gali pasakyti Petro matematikos mokytojas, kaip sekėsi matematika. Bet kad istorija puikiai sekasi, matome iš jo veiklos. Na, galima įrinkti. Jo, aš už jį kaip nors nuvažiuočiau į miestą, užbalsuočiau. Aš kai būsiu mokykloje, būsiu protingesnis nei už Petrą.